Gintarė. Ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į Oskaro apdovanojimų generalinę peticiją. Mūsų žvaigždutės prašoma atsisėsti. Sėsti, kur? O, Dievas, tas ten atsipūnė. Ką draugiškais veiksmais, tolerantiškais ir sumaniais. Atkreipkite dėmesį tai, kad jums liko tik 100 dienų iki tikros Oskaro teikimo dienos. Mūsų specialiai korespondentai Greta ir Eligijus visus metus stebėjo mūsų mokyklos žvaigždės, rinko informaciją, kuri buvo perduota garbingai žiūri. Ilgai svarstė, tarėsi ir priėmė bendrus sprendimus, kuriuos paskelbs šį vakarą pas mus viešinti komisijos atstovė Neringa ir jos padėjėjai Gabrielė ir Ovidijus. Kviečiame mūsų korespondentus ją pristatyti. Pristatyti pirmąją nominaciją. Justinas ir Tomas. Nugalėjo Paulius. Aš seksiu turi. čia tau? Aš seksiu turnė. Galite duoti jam užduotį, kuri tik parodys, ar jis atitinka savo laimėtą nominaciją. Kviečiame mūsų korespondentus pristatyti užduotį. Nu, Pauliau! Tikas apsirengti nereiks. Žiūrėk! Čia yra tavo apranga. Prašom apsirengti. Tai vidurio laimė. Kol apsirengti, tai greitai čia. Nu čia puokštė? Oi, nes tai prašom. Šitą irgi, būtinai. Tai mes nematom. Oh!
Nominacija metų pora. Pretenduoja Justinas ir Tomas, Tankis ir Ieva ir Lina su Čolekinikas. Ar galim pasakyti? Nugalėjo Justinas ir Tomas. Kieno vaiksesi? Čia kas mažiausiai šiukšliuos. Lietuvai muzika. Reikia padaryti mažą pertraukėlę, kurios metu, jeigu norite, galite padaryti arbatos. Arba šiaip užkačiauti. Nenoriu. Tai tada, palaukit, sutariam, tada darom visas užduotis ir tada... Tada pailsėję. Galite eiti prie trečios nominacijos. Nominacija metų pretenduoja Milda, Justinas, Ieva ir Oksana. O mane Ieva! Laimėta Ieva! Viską išpausydama. Tu turi prajuokyti visus čia esančius, panaudodama šios žodžius. Šimtadienis, mūsų įsimylėję devintokai, Holivudas, žvaigždės yra labai smagu ir galūnes galima keisti. Ką, šimtadienį, čia panaudosiu šimtadienį. Šimtadienis ir visą klasę. Mūsų klasė yra šaunė. Nežinau, ką čia sakyti. Esam įsimylėję labai visus devintokius. Devintokai labai myli mus. Ale? Jo, Holivudas yra mūsų klasės skirtas. Žvaigždės esame tik mes. Ir kas suvaldoja? Daugiau nieks negali, tik mes. Ir dar, kas yra, esame labai šauni klasė. Labai mylime vadovę. Čia yra visas, bet čia vadovė sakiau. Smagu. Ir aš jau patieku. Liko 100 dienų per klasės draugų. Liko 100 dienų tarp geltonų salų. Viena 100 dienų svajomis apsuptų. Viena 100 dienų, kai jautėsis čia savo. Giliai, biš pakvepuok, labai jaudai. Jūra vanduos, dienos plauks kaip laivai. Tu moksleivio dale, jausiasi nebeilgai. Juokis šielkia klaidom, su draugais artimais,
nes pavasaris atsisveikins vaikas. Jos nori penutų, vos tik pildą pamatys, iškis supykus, nesuslėptų akių. Bėga panė per daržus, vaiko vaikučius, gražiai obsesą. Ir Paulius po stalu, juščiausi skruda, jie bijo gaut ausų. Stoja tomis durys rinkt, atslenk šabinti, pikta kaip žemėji. Ką ten pasėdėjai giliai, švarkas išsipūtęs, pats neišmokęs. Taip, bėga planė verda. Visos autorinės teisės nevykto draudžiama platinti be jokių lygimų. Pakeičia su jumis pasipūti, bet reikia eiti prie kitos nominacijos. Jūsų akis į sieną, vėl. O, metų šuolis. Metų šuolis. Dėmens. Pretenduoja. Paulius, Oksana ir Gintarė. Sveiki, kas? Oksana! Kalbate, vėlės iššūkiniai, juokavo. Ui, ne taip. Ką tai? O dabar yra norinčių tarti iš mokytojų tarpo žodį. Veikia! Būkite patys dešimčiausi. Visą tą likusį 100 dienų. Dešimčiausiai bežaidžiantis, bekvailiojantis, vienu žodžiu, dešimčiausi. O, ir aš jau Tas 100 dienelių prabėgs labai greitai ir jūs net nejusit. Pamirškit, mėlyji vaikučiai, tas, kas buvo bloga, prisiminkit tik tas, kas gera. Ir aš norėčiau, kas eis vidurinę, kas tos mokintis, tai nesvarbu. Bet kad kiekvieno jūsų mažoje krūtinėje būtų didelė širdis. Ir kiekvieno jūsų, kad įsipildytų nors maža dalelė dabar taip svajojančios ir ieškančios didelės laimės. Tad linkiu visiems sėkmės. Pretenduoja Ieva, Gintarė ir Lina. Lina, Kristina. Gintarė! O tai man Iš mamos, mamai pasakysiu. Nu dabar tai bus kaip pareiti. Bet tai jau dabar išsirinkti studijos vieną žmogų. Bei vieną Oksaną. Oksana, ateik čia. Taigi čia Holivudas, aišku, studija, nu. Gintarė, mamai pasakysiu. Kokią muziką? Valgyk muziką. Kaip pasižiūrėt? Skano, Gintarytė. Dievo širdą ant grindų, su
paskutinė nominacija. Ei, tu savo metų grožis. Nominacija metų šypsena. Ir mes tau užmušiu. Ne aš. Dai dabar jau. Toks nepanašus. Laimėjo. Vyko šiek tiek tokių nesklandumų dabar, mes biškai pakeisim tą užduotį. Ir aš dabar pasakysiu tau kelias veidrodžiškas ir tu turėsi kitas pavaizduoti. Atsisuk, jausi pasakyk. Jausi pasakyk. Ką negirdėjau, nes jūs atspėti turėsit. Jie atspėtų. Vaizduok, tai kaip šypsais. Nepatenkinta. Smūgai mano akise. Ne. O tai kas tai? Kažką jums sakėt patošaus. Pažiūrės kažką. Surūgus. Surūgus, ar ne? Viskas. Sekantis svarbiausias. Na ką, atėjo laikas mūsų paskutiniai nominacijai, kad ir kaip būtų gaila, kad... Nominacija metų modelis. Pretenduoja Milda, Romas ir Paulius. Pikas. Milda! Milda! Žinai, tau niekada tai nereikės tik nueiti tenais, ten lauk tavęs mūsų stilius. Čia tavo... Neškis kartu. Eik. Ne, ką pavyks vieną. Išsitrauk galiu. Koks mažas. Vanessa. Ką čia yra? Ką pasirinkai? Ką nori? Pavašyk ranką. Maža jim ką nors. Tai gėlė. Gerai yra. Na, šalis. Viskas mokytoja. Vaistą dabar. Ne. Čia Maikė. Čia Maikė? Spėkit kieno, mano mažytės. Gal jūs ne? Kiš galvo, jeigu nieks nekeltų. Čia ir ta mažytės. Ne. Pagal trūcikus tai jau. Liauva, kad grįšiu kaip iš kokio čia. Iš PDV. Iš Tautio. Mažesnė, va, ką nors. Ai, tai yra vienas. Aš tau šitas. Muzika! Čia gaus panaudojų atgrožį atsirado. Čia reik mažesnė žmogui, tai. Mama! Viskas baigėsi, ne? Tai koks lai apsimauna. Traukis. Aš tiek man gerai, kad paisą.
mūsų paskutinė misija yra įteikti jums dokumentus įrodančius, jog pereite į kitą etapą. Ateikit čia. Prašom, šalia. Vardai parašyti, nesumaišyti. Paulius, žodį pataikiau. Vau. Jėvutė. Justė. Lina. 5 litai. Jau maži pažymiai. Geriau mokytis bus geresnis. Duodu už pardakį, mažai. Nuo kada čia jau nuo šiandien pradėti versti lapelius apkeiti? Kada nori, nuo šiandien. Jau bus 99. Jo, toliau. Na, bet fain. Plėšyt neversi. Plėš pirmą lapelį. Aš čia norėsiu. Ten yra gyvenimą. Zubrologija. Vėli dešimtokai, džiugiu šiandien išpavyti tokius išaugusius, gražius, svajonę žadančius pavyti, įveikti slėgščius, aplenkti ribus. Ir dar ramu kartu, nežinom, patikrinami nelaukia jūsų. Tad nesakau jums dar gero vėjo. Linkiu užbaigti tai, ko dar nespėjot, ir ištrinti visas klaidas. Į priekį žengti tvirtai ir neapgalvoti. Ir apgalvoti sėkmės jums. Ir direktorė davė tokius piratukus, kad reikia ištrinti savo visas gyvenimo klaidas. O dabar, kaip manote, kaip pasisekė mūsų generalinė repeticija? Ar pasiruošę keliauti į tikrą Oskarų teikimo ceremoniją po 100 dienų? Ko trūksta dešimtokai, jums žodis? Ko trūksta? Nes čia buvo generalinė repeticija. Špūsų pridarykit per 100 dienų, mums buvo daugiau. Gerai, pasiteiksiu. Tūsų, aišku, gerai nesakyti. Patvirtint savo nominacijas. Taip, Jakutis. Taigi, nuo šios minutės pradedame skaičiuoti laiką nuo 100 iki 1. Ir kai nuplėšite paskutinį lapelį, mes susitiksime naujų žvaigždžių kate. Taigi dabar žodis sutikiamas dešimtokams. Pronto? Čia jau mūsų tradicijos tokios, tai mes tik norėtume padėkoti. Pareisit, gausit iš mamos. Čia niekada. Nemuškit. O bus taip, Mildutė, niekada čia taukia. Čia aprovė. Nu gerai, pradėkit jau dabar. Kieno vaikai esat? Nu gerai. Tada norime labai padėkoti devintokams už tą jūsų vargą, visą savaitės lakstymą, ypač šiandien kiek vargot. Mes matėm kiekvieną dieną, aštuntokam už labai gražius žodžius ir mokytojam, kad susirinkot, ir vadoviai žinoma. Bet mes šią dovanėlę norėtume už tokį didelį vargą vis dėlto devintokam padovanoti. Ačiū dėmesį. Ačiū, kad atėjot, nepasididžiavo. Tai kieno vaikai esat, taip? Mamų vaikai. Kaimyną.